Taigi dabar galim susipažinti. Prisipažinsiu, kai dariau tą įžangą, tai net ašaros bėgo, daug labai emocijų sukyla, nes iš tikrųjų turiu labai daug kom su jumis pasidalinti, netgi dabar nerimaudamas prisėdau ir po truputį prisistatysiu. Ok, tai truputį nuo savo backgroundo pradėsiu. Kur aš gyvenau, su ko gyvenau, kokie sunkumai pas mane yra ir kas privedė mane sukurti šį video ir pradėti dalintis, galima sakyti, savo sveikatos kelionę, savo visokiais atradimais, sunkumais, kai kur ir laimėjimo yra. Gerai, taigi pradedam. Mano vardas Artūras, man šiuo metu 24 metai, tai dabar pradėsiu truputį, kokioje šeimoje užaugau, su ko gyvenau šitos metus ir truputį taip chronologiškai prabėgsim per mano gyvenimą. Taigi aš augau 2 vaikų šeimoje, iki 8 metų gyvenau su tėčiu ir mama, vėliau skyrybos buvo ir atsimenu, kai būdavau mažas, tai labai daug įtampos jausdavau namie, tai ten ir būdavo pykčiai, visokie ten rėkimai, žodžiu, tokia aplinka, kur vaikas nelabai saugiai jaučiasi. Ir taip po truputį augdamas ten, jausdamas stresą, pas mane atsirado nelabai geri emocijų valdymo ir streso būdai, kurie buvo žalingi. Tai pirmas dalykas, kuris man labai daug problemų sukelia ir kurios pasiekmes iki šiol jaučiu ir dar kurio yra labai liūdna, tai atsimenu, kai mažas buvau, tai tą stresą malšindavau su masturbacija ir savęs lietimu. Ir tas po truputį dalykas įsivystė į pornografiją, į tokią adikciją, tokią priklausomybę. Tai taip aš su stresu susidūriau kasdienybėje, nes namie, kaip ir minėjau, namie būdavo visokie pykčiai, žodžiu, tokia nesantaika, kur stresas pasirodo lydėjo mane visus gyvenimo metus, kol aš ten gyvenau. Tai iki 8 metų gyvenau su abiejais tėvais, vėliau skyrybos buvo. Tada atsimenu, labai liūdėjau, kai tėtis iš namų išėjo ir ten buvo tokia situacija labai bloga ir tokios skyrybos skausmingos. Ir atsimenu, tada po truputį pastebėjau, tas stresas namuose dar suaktyvėjo. Tai ten ir namie ir alkoholizmo pamenu, labai daug matydavau visokių išgertuvių, pamenu triukšmo tikrai nemažai būdavo, dėl ko aš labai didelį stresą jausdavau ir įtampą. Atsimenu, kai aš gyvendavau tokioje aplinkoje, aš netgi nenorėdavau namo sugrįžti. Būdavo netgi akimirkų, kai būdamas paauglys, aš specialiai kuo ilgiau lauke būdavau, kad tik ten nesugrįžti. Kai vaikas būdavo, atsimenu, su ko labai daug dažnai susidurdavau ir paauglystė irgi, ir saugusio žmogaus kažkiek gyvenimą, tai atsimenu, labai daug kritikos namie būdavo, į mano jausmus neatkreipdavo dėmesį, labai daug manipulacijų, psichologinio smurto. Būdavo tikrai daug iš tam tikrų šeimos narių, patyčių irgi, pasišaipimų visokių, bendravimo negražaus, nemandagaus. Tas prie labai stiprių problemų privedė iš pradžių. Iš pradžių, kaip ir minėjau, malšinau tas stresas su masturbacija, su pornografija, su video žaidimais, vėliau telefonas atsirado. Ir taip pasinerdavau į tos dalykus, kad tą visą sunkumą, tą kančią namie užbūt. Ir po truputį, taip metams bėgant, tie dalykai vis sunkėjo, tos problemos, ir atsirado vėliau visokie raumenų, kojų skausmai, jau baigiantis mokyklai.
Ir vat iš va to vat sunkumo, visos tos nesantaikos šeimoje, vat, kurioje aš gyvenau, pradėjo visokie simptomai pas mane lysti, visokios lygos. Ir tas pasekmes net iki dabar jaučiu. Tai gerai, dabar perinu prie to laikotarpio, kai atėjo mokyklos pabaiga. Nu, vat ir nieko keista, kad iš tokio vat streso šeimoje augant, ten galima sakyti nuo pat gimimo, girdint tos riksmus, visokius pykčius, nesantaką ir būdant pastoviai įtampai. Manau, čia bet kokiam žmogui galėtų tas nutikti, bet kuriam vaikui. Ir nieko keista, kad kai aš pradėjau po truputį kažkaip žengti į suaugusio žmogaus gyvenimą, tą padariau gan labai sėkmingai. Tai kai prasidėjus mokyklai, baigimui egzaminams, pas mane simptomai labai sustiprėjo visokie, tai ten ir sąnarių, raumenų skausmai, tada pas mane cypimas ausyje atsirado. Atsimenu, šitas mane dalykas labai palaužė. Tada ir lytinės problemos pas mane pablogėjo, ten disfunkcija pas mane atsirado, lytinės organas, tada ir visokios traumas buvo toje vietoje jau turėti ir ten nejautrumai visokie. Nu ir va taip atsimenu, bandžiau ir profesinę mokyklą stot po mokyklos baigimo, bet pastebėjau, kas man labai trukdė mokytis, tai va tie simptomai labai pablogėjo dideli. Tai atsimenu, va, pats pirmas dalykas, kuris labiausiai mane palaužė, buvo ausies cypimas. Nu, apie jį tai plačiai nepasakosiu, bet esmė tokia, kad jis man būdavo toks kankinantis, kad aš negalėdavau normaliai funkcionuoti. Ir va to laikotarpiu pas mane ir savižala pradėjo atsirasti po truputį. Taigi ir įstojus į profesinę mokyklą, man sunku būdavo su tais simptomais kaupiant ir nežinodavau, ką man veiks, kur aš esu, ką čia veikiu. Tai atsimenu, tuo metu ir į ligoninę važinėjau, bandžiau tos simptomus gydyti, bet nieks nepadėjo ir tie dalykai progresavo. Tada atsimenu, mečiau tą mokyklą, man ten, pamenu, per sunku buvo. Pamenu, aš ten netgi su ašarom išėjau iš tos mokyklos ir toks buvau pasimetęs, aš kiek pamenu. O tam irgi laikotarpį 19 metų aš ten pirmą darbą pabandžiau padirbti ir kurį netgi mėnesį dirbau. Ir atsimenu, po tą darbą grįžus namo, atsimenu, man būdavo taip sunku ir bloga, kad pas mane netgi pirmas mintis apie savižudybę atsirado. Ir laikant bėgant, tie visi simptomai pas mane irgi, atsimenu, blogėdavo. Tada dar labiau problemų su lytinės organais pablogėjo, pas mane ten ir skausmai atsirado. Ir tas dalykas prie labai skausmingo dalyko privedė, prie operacijos vienos, tai buvau tiesiog pas privatų gydytoją ir jis minėjo, kad ten reikia tam tikrą operaciją atlikti. Dabar plačiai nepasakosiu, bet irgi esmė tokia, kad po tos operacijos atsimenu, pas mane taip viskas viduje apsislaugo, taip viskas įskilo, kad po to momento atsimenu, būdavo toks laikotarpis, kur aš net taip nepatogiai savyje ir blogai jaučiausi, kad netgi būdavo dienų, kai dėl to cypimo ir dėl tų visokių lytinių problemų aš kažkur apie 2 metus, galima sakyti, beveik iš namų neišeidavau. Ir atsimenu, netgi būdavo toks laikotarpis sunkus, kad net aš kiekvieną rytą atsikeldavau su mintim, kad noriu numirti ir su tą pačią mintim ir užmigdavau. Ir atsimenu, būdavo labai sunkus, skaudu ir atsimenu, kai ten šeimai apie tam tikras problemas pasakodavau, tai realiai aš tik dar blogiau pasijausdavau, nes mane pradėdavo lyginti su kitais, ten su kitų gyvenimais ir va taip mano tas problemas sumenkino. Ir ko pasikoje aš dar labiau užsidariau nuo visų ir va taip leisdavau dienas. Žodžiu, labai sunku buvo ir tada savižala atsirado tame laikotarpį. Tai čia buvo kažkur maždaug ir buvo nuo 19 metų iki 22 tokia savižala suaktyvėjęs. Ir 20 metų rudenį, kai supratau, kad tos lytinio organo operacijos nebuvo reikalinga atlikti, man taip buvo viduj sunku išbūti su tą realybė, su to skausmu vidiniu. Ir plius dar suaktyvėjant kitiems simptomams buvo toks laikotarpis, kuriame aš tiesiog palaužau, kuriame atsirado nevalinga savižala. Ir to laikotarpio rudens pradžioje aš patekau į ligoninę.
Gerai, dabar truputį perinam prie tokios pozityvesnios dalies. Taigi turbūt galvojat, kai dalinaus į intro video, kaip jam pavyko tam tikrus dalykus išgydyti. Sveiki, tai praėjo nemažai laiko po mano šitą video darytą, kurį prieš tai matėt. Tai ką noriu pasakyti, kad praėjo kažkur 3 mėnesiai, kai aš šitą video dariau ir per tą laiką nemažai dalykų pas mane gyvenime labai didelių pasikeitė. Tai ką noriu pasakyti, kad tas video vis tiek bus, jis toks irgi kaip įžanginis ir panašiai. Tai aš tą visą video iš tikrųjų padarinsiu 5 dalis. Tai dabar video, kurį matėt, buvo 1 dalis ir dar bus visos kitos 4. Tai būtų tiek, tiesiog noriu pasidalinti, kad video toliau bus ir lauksiu jūsų kitame video ir labai ačiū, kad peržiūrėjote iki galo ir iki greito.